Vienas svarbiausių etapų perinant nuo posūkių plūgų prie posūkių lygiagrečiomis slidėmis į vidų nukreiptos kojos kreipiamojo judesio lavinimas. Atminkite, kad į vidų nukreipta koja yra ta, kuri atgręžta į kalną. Kad galėtumėte tvirtai ir užtikrintai pakeisti plūgo pavydalo posūkį šliuožimų lygiagrečiomis slidėmis, pasukite slides šlaunimis. Nuo jų priklauso kreipiamieji judesiai, kuriais valdote slides. Štai keli pratimai padėsantys patobulinti šiuos judesius. Palikę savo slidinėjimo lazdas, pradėkite sukti stabdydami plūgu. Padėkite ranką ant į vidų nukreiptos kojos, pradėkite traukti ją priversdami atlikti pirmąjį kreipiamąjį judesį. Taip į vidų nukreiptos kojos kreipiamasis judesys taps ne tik energingas, bet ir iniciatyvus ir leis kuo anksčiau atlikti posūkį slysti lygiagrečiomis slidėmis. Priešais save iš lazdų sudėtas tariamas langas taps orientyru, kurio link kreipiama viršutinė kūno dalis ir pečiai. Įsitikinkite, kad šis langas visą laiką pakrypęs tam tikrų kampų nuolydžio linijos atžvilgių. Tai privers koją sukinėtis nepriklausomai nuo viršutinės kūno dalies padėties. Uždėję rankas ant klubų galėsite įsitikinti, ar atliekant posūkį sukiojasi ir jūsų klubai. Pasirėmimas rankomis taip pat stabilizuoja klubus ir prisideda prie kojomis atliekamų kreipimo veiksmų. Jo raidės pavydalo posūkiai suteikia puikią galimybę pajusti, kaip slidinėjama lygiagrečiomis slidėmis. Šis posūkis stipresnis nei paprastai būna slystant lygiagrečiomis slidėmis. Jis dažniausiai baigėsi tuo, kad galų gale slidės šiek tiek pakreipiamos įkalnėn. Įsitaisykite palei nuolydžio liniją remdamiesi slidinėjimo lazdomis, o tada sumažinkite tarpą tarp praskėstų slidžių. Nukreipdami slides skersai palei šlaitą ir toliau lankstykite sąnarius. Atpalaiduokite ir laisvai laikykite į vidų nukreiptą slidę. Pasukite į vidų nukreiptą slidę, kad ji susilygintų su nuokalne nukreipta slide. Pajuskite, kaip slidė susilygina ir posūkiui baigiantis slysta lygiagrečiai. Kai mėginsite susijęti keletą posūkių išskėstomis slidėmis, pajusite, kad kojos pradeda judėti taip, lyg mintumėte dviratį. Kai į išorę nukreipta koja atliekant posūkį išsitiesia, į vidų nukreipta koja sulenkiama, kai būtų minant dviračio pedalus. Taip mindami galėsite geriau atlikti posūkius lygiagrečiomis slidėmis. Atlikus pirmąjį posūkį lygiagrečiomis slidėmis apima nuostabus jausmas. Patirsite, kad posūkiai suderintomis slidėmis abiem kryptims sklandesni. Kad galėtumėte puikiai atlikti posūkius lygiagrečiomis slidėmis, jums reikia išsiugdyti dvi papildomas savybės – sugebėti tvirtai laikyti juosmenį ir tolydžiai kreipti slides. Tvirtai laikydami juosmenį galėsite sukioti klubus į priekį ir į šalis, tai leis kojoms lengviau judėti ir vienu metu kreipti slides. Kad galėtumėte skersai pakreipti slides, pamėginkite pradėti naują posūkį pasvirdami lyg kristumėte. Tai tolydus judesys, jis visada atliekamas tam tikrų tempų ir laikantis ritmo, kuris kinta priklausomai nuo sukimosi greičio, spindulio ir paviršiaus, ant kurio slidinėjate. Kad posūkių metu slystumėte lygiagrečiai sudėtomis slidėmis, turėtumėte tolydžiai valdyti slides ir reguliuoti jų sukimąsi. Jeigu mėginsite iš karto atlikti kreipimo judesius, posūkiai taps pernelyg staigus ir primins nebe raidę S, o Z. Baigdami posūkį į kairę, pradėkite posūkį į dešinę pakreipdami skersai klubus. Kai jūsų klubai atstatyti strižai ir skersai kojų atžvilgių, pajusite, kad keičiasi slidžių briaunų pasvirimo kampas. Skersai pakreipę klubus, atlikdami posūkį tolydžiai nukreipkite kojas. Abi slides laikykite pakreipę vienodų kampų. Tobulindami slidinėjimo įgūdžius ir atlikdami ne vien paprastus posūkius lygiagrečiomis slidėmis, suvoksite, kaip svarbu tinkamai smeigti lazdas. Remiantis lazdomis atsispiriama į sniegą pradedant posūkį. Taip slidinėjimo judesiai įgauna daugiau ritmo ir atsiranda du papildomi sąlyčio su sniegu taškai. O ritmas padeda atlikti mažesnio spindulio posūkius. Tad įsidėmėkite,
Įpraskite prie slydimo šonų, kad atlikdami posūkius geriau valdytumėte slides. Energingiau veikite į vidų nukreiptą koją, pasukdami slidę, kad geriau ją valdytumėte ir jūsų slidinėjimas būtų ryžtingesnis. Stenkitės išvengti pernelik staigių judesių. Atlikite posūkį tolydžiai ir sklandžiai. Naudokite slidinėjimo lazdomis, kad ritmiškai susietumėte posūkius. Turėtumėte įprasti susijęti posūkius slidinėdami lygiagrečiomis slidėmis. Na, o dabar metas pažvelgti, ką iš tikrųjų galima nuveikti slidėmis, kai mokotės leistis raižydami vėžes. Įvairiai slidžių dizainų jų kontūrai smarkiai susiaurėjo per vidurį ir forma ėmė priminti smėlio laikrodį. Be to, slidės ėmė slysti statesniais kampais ir smarkiau sukibdamos su sniegu, o tai būtina atliekant raižytus posūkius.